Pėstininko ekipuotė susideda pirmiausiai nuo šarvinės liemenės, tai pagrindinis dalykas, kuris iš tikrųjų apsaugo pėstininką. Čia yra įdėtos plokštės priekį, gale, šonuose ir dar yra netgi tokia kaklo apsauga speciali. Tai apsaugo iš tikrųjų nuo kulkų, nuo skeveldrų. Toliau šalmas, taip pat labai svarbus dalykas. Šalmas yra kevlarinis, šiais laikais naudojamas. Visa kita kelių, alkūnių, rankų apsaugos irgi labai svarbu, ypatingai šiuolaikiniam kare, mūšio mieste metu, kada būtent šturmuojant pastatą atsiranda visokių stiklų, kažkokių dar vinių, kitų dalykų, kas galėtų karį sužeisti ir jis iškristų iš rikiuotės, tai, sakykime, tie ankeliai, pirštinės kažkokios su apsaugom, jos gelbsti nuo visų šitų dalykų. Šiai dienai jūs matot mūsų abudu stojančių su atakos ekipuotė. Atakos ekipuotė su šarvinė liemenė, su pilnai šaudmenim, su ginklu, vandeniu, granatom ir panašiai sveria apie 15 kg. Kario pati kuprinė, kuri jau čia būtų žygio ekipuotė, jeigu einam kažkokį žygį, keliaujam į didesnę operaciją, susidedam visus daiktus į kuprinę, tai kuprinės svoris priklauso nuo operacijos ir nuo planuojamo praleisti mokymuose pratybose laiko. Grubiai galima pasakyti, kad kuprinės svoris dar 15-20 kg, kadangi eina vanduo, maistas ir kiti dalykai. Pagrindinė mūsų ginkluotė šiai dienai yra automatinis šautuvas G36, pradėtas gaminti Vokietijoje ir pradėtas naudoti Vokietijos kariuomeniai. Šiais laikais mes naudojam taip pat modernius optinius prietaisus, tai čia matot kolimatorių, kuris padidina taikymosi efektyvumą, taip pat ant ginklo gali būti uždėta optika, kuri galėtų pritraukti ir tokiu būdu lengviau taikytis į taikinį. Pėstininko ginkluotė taip pat sudaro trumpi ginklai, kitaip sakant pistoletai. Ten manęs matot pistoletą Glock. Jis yra austriškas. Turim savo skyriaus struktūrai, skyriaus ginkluotėjai, taip pat FNMA kulkosvaidžius ir Carl Gustav granatsvaidžius. Bei sunkųjį kulkosvaidį M2HB. Su savim prie ginklo komplekte priklauso 7 dėtuvės. Ir papildomai dar dažnai paimama, kad turėtumėm kažkiek rezervo. Tai dėtuviai telpa 30 šovinių, galim skaičiuoti kiek yra ir dar pasiimam tiek pat, sakykime, palaidais, kad turėtumėm ko papildyti reorganizacijos metu po kažkokios atakos. Ginklas iš tikrųjų labai patogus, jo efektyvus šaudymo nuotolis, pasakau, grubiai 300-400 metrų. Ginklo svoris grubiai su dėtuvė prijungta 4 kg. Jis patogus, kadangi galima užlenkti buožę, sutrumpinti šitą ginklą, ypač pastatų valymo metu tai labai praverčia. Taip pat ant ginklo yra loveliai, galima primontuoti įvairią papildomą įrangą, tai sakykime rankeną, kaip šiuo atveju matot, ir viršui kolimatorių, optiką, kitus dalykus. Šių laikų karui sausumos pajėgų karys reikalingas ne tik fiziškai ištvermingas, bet kad jis būtų ir psichologiškai ištvermingas, moraliai paruoštas ir apskritai sumanus, mąstantis, gebantis pats priimti kažkokius sprendimus ir toks, kuriam nereiktų nurodyti, parodyti ir viską pasakyti, ką daryti. Jis turi būti savarankiškas. Ir taip pat komandinis darbas nemažiau. Be jokios abejonės.